Sveiki visi, ačiū už pristatymą. Aš šiandien ne vienas šiandien, tai kartu mes esame su Giedre Vareikiene. Jis yra socialinių paslaugų skyriaus paslaugų šeimai ir vaikui poskyrio vedėja. Mes atstovaujame, kaip ir minėjote, Kauno šeimos reikalų komisiją. Norim pasidalinti tomis gerosiomis patirtimis, tai čia Giedrė labiau apie tai papasakos, o aš trumpai noriu pristatyti apie pačią komisiją. Tai tiesiog, kad geriau įsivaizduoti, kas tas yra, tai komisijos vykdoma iš tikrųjų pagrindinės funkcijos pagal vietos savivaldos įstatymą yra tai analizuoti ir stebėti, vertinti savivaldybės rengiamą ir įgyvendinamą teisės aktų įtaką šeimų padėčiai savivaldybės teritorijoje. Toliau teikti pasiūlymus savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui bei įstaigoms dėl paslaugų šeimai prieinamumo ir plėtros savivaldybės teritorijoje bei šeimos stiprinimo veiksmų įgyvendinimo tobulinimo. Toliau skatinti bendradarbiavimą savivaldybės teritorijoje veikiančių šeimos organizacijų su šeimomis dirbančių organizacijų, jų veiklą bei palaikyti tarpusavio bendradarbiavimą, sprendžiant aktualias savivaldybės teritorijoje gyvenančių šeimų problemas ir teikiant paslaugas. Tai šitos yra pagrindinės funkcijos, jos nėra tokios, sakykime, plačios ir pati taryba nėra jinai tiek daug galių turinti tokia institucija, todėl viskas, kai, sakykime, vyksta gera valia. Tai iš tikrųjų mes labai džiaugiamės, kad mūsų šeimos taryboje yra įvairios organizacijos, tiek nevyriausybinės, tiek su vaikų centrais, jaunimo centrais dirbančios organizacijos. Ir džiaugiamės nacionalinę šeimos tarybą, kuri iš tikrųjų labai gerai tokį atlieka tėvišką, globėjišką vaidmenį, parodo mums, kur mes esame kitų savivaldybių kontekste. Tai šitoje vietoje aš iš tikrųjų noriu pasidžiaugti Kauno savivaldybės, sakykime, tokiu įdirbiu, nes mes esame iš tikrųjų padarę daug. Ir tai gal nėra visai šeimos tarybos nuopelnas, nes tai yra iš administracijos daugiau ir tokių, kaip Giedrės, geranoriškų ir atsidavusių žmonių darbas. Tai šitoje vietoje tiesiog šeimos taryba iš tikrųjų yra dar vienas įrankis, kuris tikrai yra pasiruošęs ir norintis padėti. Kiek ten galime, kai sakykime, tai išvystyti tą mūsų bendradarbiavimą, tai čia laiko klausimas, bet tiesiog iš tikrųjų visus kviečiu, jeigu turit kažkokių tai klausimų, pasiūlymų, kreiptis į šeimos tarybą ar tiesiog tiesiai į institucijas ir bendradarbiauti. Tai gerai, neužimsiu daugiau laiko, tai Giedrė, prašom tada, jeigu galite. Labą dieną visiems. Ačiū pirmininkui už pristatymą. Tai aš norėsiu šiek tiek pristatyti tam tikras gerasias praktikas Kauno mieste, kaip mes jas įvardėm, iš socialinių paslaugų pusės. Tai pirmiausia, kalbant apie tai, su kuo, kas tos yra gerosios praktikos, į ką jos orientuotos, šiek tiek statistikos. Tai 2024 metų duomenimis Kauno mieste gyvena 54 000 beveik vaikų, iš kurių beveik 1000 vaikų gyvena šeimose, kurios susiduria su tam tikrais sunkumais, socialinė rizika dėl tėvų priklausomybių. Čia įeina ir tie vaikai, kurie gyvena probleminės skyrybės, kaip mes įvardėjom, patiriančiose šeimose. Tarkim, taip pat čia tie vaikai, kurie turi patys delinkventinio elgesio tam tikrų požymių. Taip pat Kauno mieste mes turime šiek tiek daugiau negu 500 globojamų vaikų, iš kurių tikrai galėtume džiaugtis, kad daugiau negu 400 vaikų gyvena šeimose, tai artimų giminaičių, emociniais ryšiais susijusių, budinčių globotojų šeimose ir likę šiek tiek daugiau negu 100 tai gyvena šeiminiuose namuose, nes institucijų Kauno mieste mes globos jau kaip ir nebeturim, visi vaikai yra šeiminiuose namuose gyvenantis. Ir pradedant apie tas gerasias praktikas, tai pirmiausia norim paminėti kompleksinių paslaugų šeimai projektą, tą vadinamą mes įvadinam, nes tai yra ES lėšomis finansuojamas projektas. Tos kompleksinės paslaugos šeimai tai yra kaip ir jų kataloginė, socialinių paslaugų katalogo jau paslauga, tai yra prevencinė paslauga skirta užkirsti kelią tam tikrom rimtesniem problemom ir suteikti reikalingą pagalbą šeimom. Tai yra antrasis ES lėšomis finansuojamas etapas,
kurio skirtumas Kauno mieste su pirmoju etapu, tai galim pasidžiaugti tuo, kad šį kartą į projekto vykdytojus pritraukėme 3 nevyriausybinės organizacijas. Tai reiškia, kad tai galim padengti didesnę Kauno miesto teritoriją, arčiau žmonių, tai yra, reiškia, ir centras, šančiai bazė vienos įstaigos, kita yra Eiguliai. Ir tai mūsų 3 organizacijos psichologinės paramos ir konsultavimo centras, Vilties žiedas, šeimų centras Būkime kartu, teikia paslaugas kompleksinės. Ta kompleksinės reiškia, tai daugiau negu viena iš žemiau įvardinto sąrašo, tai yra ir individualios, grupinės konsultacijos, savitarpio pagalbos grupės įvairiomis temomis, specializuotos grupės vaikam, jaunimui, tėvystės mokymai, šeimos mediacija. Kas yra nauja, tai yra ir taikoma šiek tiek, nėra taip plačiai, bet jau pradedama taikyti, tai yra šeimos konsultavimas asmens namuose. Jeigu šeimos ten dar dėl įvairių, kaip pasakyti, aplinkybių negali patys atvykti, tai yra galimybė atvykti pas juos į namus. Pavėžėjimo paslauga asmenim gaunant kompleksinės paslaugas, gal pas mus Kauno mieste tai nėra tiek labai aktualu, kadangi tai yra labai pakankamai pasiekiama lengvai visos įstaigos, bet tai atsiradus poreikiui būtų galimybė tokią paslaugą gauti. Ir tarkim, jeigu tėvai dalyvauja kažkokioje grupėje, konsultacijoje, tai galimybė yra prižiūrėti jų vaikus. Tai 24 metais šiomis paslaugomis pasinaudojo daugiau negu 2,5 tūkstančio Lietuvos, Kauno šeimų. Ir žiūrint į tai, kokius rodiklius mes esam nusimatę šiame projekte, jau dabar matom, kad iš tikrųjų per 1,5 metų pilno veikimo projektą, tai mes jau pasiekėm pusę 5 metams suplanuotų rodiklių. Tai ką rodo, kad iš tikrųjų yra labai didelė paklausa šių paslaugų, ypatingai individualių, grupinių konsultacijų. Iš tikrųjų, tarkim, šiek tiek tenka ir palaukti savo tos eilės, bet tikrai mes labai džiaugiamės stiprią komandą paslaugą teikiančių specialistų. Iš tikrųjų, ir atsiliepimai apie šias paslaugas tai yra tikrai labai geri. Einant toliau, kuo norim irgi dar pasidžiaugti, tai yra iniciatyvų Kaunui projektu. Tai nuo 2016 metų pagal savivaldybės tarybos patvirtintus prioritetus, tai yra ne tik socialinių paslaugų srityje, bet tai yra ir kultūra, švietimas, sportas įvairiose srityse. Pagal patvirtintus prioritetus mes finansuojam tam tikrus irgi nevyriausybinių organizacijų projektus. Tai šiemet socialinėje srityje mes tokį fokusą turėjom į besiskiriančias šeimas ar santykių krizę išgyvenančias šeimas. Ir kitas būtų į vaikus, kurie turi delinkventinio elgesio požymių. Tai yra linkę bėgti iš namų, nelankyti mokyklos, daryti nusikaltimus, tam tikrus nusižengimus. Ir gavome 3 organizacijų paraiškas, kurias finansuojame. Perbėgo. Tai pirmoji organizacija viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas, kurie teiks kompleksinę pagalbą šeimoms, būtent kaip ir minėjau, išgyvenančioms santykių krizę ar konfliktiškas skyrybas. Tai yra psichologo konsultacijos, pagalba vaiko tėvams sutariant dėl bendravimo su vaiku. Ir ši organizacija planuojama, kad paslaugą suteiks 20 šeimų. Kita organizacija viešoji įstaiga Arčiau tavęs, jų projektas yra kompleksinis, tai skirtas tiek šeimom, tiek vaikam. Tai irgi bus įvairios konsultacijos, tiek individualios, tiek grupinės, tam tikra irgi specifinė pagalba reikalinga organizuojama. Šeimoms irgi taip pat konsultacijos, tiek mediacijos, ir irgi planuojama, kad maždaug 15 vaikų paauglių pasinaudos šiom paslaugom ir 15 šeimų. Ir trečioji organizacija, tai Asociacija Kauno moterų linija, irgi taip pat teiks konsultacijas probleminės skyrybas ar santykių krizės išgyvenantiems asmenims. Irgi planuojama 44 asmenims teiks šią pagalbą. Dėl ko iniciatyvas Kaunui minim kaip gerąją tokią praktiką, nes nuo pat pradžių šis projektinis finansavimas buvo skirtas naujų, inovatyvių, kompleksinių paslaugų išsibandymui, kaip mes jas įvardėm, ir kurios paskui galbūt per viešųjų pirkimų būdų tampa tokia ilgalaikė pagalba. Tai vat, kaip iš vieną pavyzdį galėčiau paminėti jau mūsų nuo 2018 metų
per iniciatyvas finansuotas projektas Pagalba augti, tai Dainavos jaunimo centras, kurie užsiema savanorių darbui su vaikų ruošimu, tada suporuoja tuos savanorius, sudaro poras vaikų paauglių ir jie užsiema tokią prasmingą veiklą, reiškia, siekiant gerinti jų elgesį, mokyklos lankomumą, pažangumą ir taip toliau. Tai mes jau turim, galima sakyti, 7 metus su jais tokio sėkmingo bendradarbiavimo ir matom tą paklausą ir poveikį šitų paslaugų. Tai džiaugiamės, kad iniciatyvos Kaunui leidžia mums pabandyti, tarkim, per 1 metus, ar tai yra tai, ko norėtume, ir tada tam ilgesniam bendradarbiavimui sudaryti sutartis. Taip pat, kuo galime pasidžiaugti, kad nuo 2017 metų iš pradžių viešųjų pirkimų būdu, kol nebuvo galimybių sudaryti tiesioginio finansavimo sutarčių ir paskui atsiradus akreditacijai, licencijavimui, mes turime tikrai labai glaudų bendradarbiavimą su nevyriausybinėm organizacijom, kurios teikia Kauno miesto šeimom įvairias paslaugas. Tai visų pirma, socialinė priežiūra šeimom. Čia, kaip ir minėjau pradžioje, tiek statistika, tai šeimos, kur susiduria su tam tikromis rizikos veiksniais, tai tam, kad padėtume jom gyventi savarankiškai, ugdytume įgūdžius, tai mes pasitelkėme nevyriausybinės organizacijas ir šiuo metu turime maždaug 30% šeimų, kuriom šią pagalbą teikia būtent nevyriausybinės organizacijos. Taip pat intensyvę krizių įveikimo pagalbą teikia nevyriausybinės organizacijos. Čia kaip gerąją patirtį norėčiau paminėti įstaigas, kurios dirba su įvairių priklausomybių turinčiais asmenimis, tiek suaugusiais, tiek vaikais, nes dabar, kiek tenka susidurti praktikoje, iš tikrųjų labai jaunėja amžius vaikų, kurie pabando, eksperimentuoja su tam tikrais psichotropinėm medžiagom, iš tikrųjų, o paslaugas teikiančių specialistų vaikams būtent labai trūksta. Tai iš tikrųjų džiaugiamės bendradarbiavimu, tai ne tik įstaigos veikiančios ne tik Kaune, bet turim ir Šilutę ir dar kažkur tai įvairios, nes tai yra aktualu būtent ta reabilitacija tokia ilgesnė, nes tai yra paveikiau negu tam tikras kažkoks konsultavimas tik nueinant į vietą. Tai taip pat nemažai Kauno mieste yra veikiančių akredituotų organizacijų nevyriausybinių, kurios teikia psichosocialinę pagalbą. Tai kadangi teisės aktuose ir yra įtvirtinta žmogaus ar kiekvieno asmens šeimos teisė pasirinkti tą jam priimtiniausią paslaugų teikėją, tai mes iš tikrųjų sudarydami tiesioginio finansavimo sutartis ir finansuojam būtent tas paslaugas. Čia daugiausiai būna įvairios grupinės ir individualios konsultacijos, būtent pas tą paslaugų teikėją, pas kurį asmuo ir nori. Taip pat vaikų dienos socialinė priežiūra, tai mūsų vadinami vaikų dienos centrai. Čia irgi galim pasidžiaugti tuo, kad faktiškai 100% vaikų dienos centrų, tai yra nevyriausybinių organizacijų įkurtos įstaigos. Nemažai jų lygiagrečiai dirba ne tik su vaikais, bet ir su šeima, teikdami tą socialinę priežiūrą šeimom. Tai reiškia, mato ne tik vaiką, bet ir visą šeimą. Tai gali, kaip pasakyti, pasiūlyti tam tikras kompleksinės priemonės, kas padėtų vaikam. Tai irgi vietų turime tikrai dienos centruose nemažai. Poreikį patenkinam irgi faktiškai pilnai. Ir dar ką paminėti norėčiau, tai yra palydėjimo paslauga jaunuoliam, kuri paslauga yra skirta vaikams jaunuolės išėjusiems iš globos institucijų, reiškia buvusiam globoje įstaigose, gyvenusiam socialinės rizikos šeimose, kur galbūt dėl socialinių įgūdžių stokos jiems sunkiau yra integruotis į visuomenę, susirasti, išlaikyti darbą, mokytis. Tai galim pasidžiaugti irgi ilgalaikiu bendradarbiavimu su nevyriausybinėm organizacijom, kurios teikia šią paslaugą tiek su apgyvendinimu, tai reiškia irgi rūpinasi jaunuolių apgyvendinimu ir tolimesnių lydėjimų į visuomenę, tiek be apgyvendinimo. Ir šiuo metu turime 6 asmenis, kurie gyvena nevyriausybinės organizacijos suteiktoje statime būste, ir kiti likę 17 asmenų, tai reiškia, yra konsultuojami, kaip jiems sėkmingai išlaikyti darbą, mokytis ir panašiai. Ir dėl nevyriausybinių organizacijų, ką mes visada iš tikrųjų ir su jais kalbėdami, diskutuodami, norim pasidžiaugti, kad jie tikrai taiko labai įvairius metodus praktikoje.
Jie turi to tokio lankstumo, tai reiškia, tikrai gali pristaikyti prie asmenų darbo laiko, susitikti kažkokiai priimtinoj vietoje, nebūtinai ten įstaigoje. Jie turi irgi galimybę teikti įvairias tas paslaugas, nes tikrai ir domisi įvairiais metodais, taiko praktikas, jas parsiveža, kaip aš sakau, ir iš užsienio pavyzdžių. Šiek tiek tokio jaučiasi didesnio pasitikėjimo, kad asmenys, šeimos labiau pasitikė ne tais vadinamais biudžetininkais, bet nevyriausybininkais, kaip mes įvardėjom. Taip pat galim pasidžiaugti tuo, kad organizacijos iš tikrųjų per tiek metų jų ir darbo kokybė auga, ir specialistų išsilavinimas yra labai didelis, jie noriai dalinasi tarpusavėje patirtimi, rengia ir įvairius mokymus ir taip pat tarpusavėje bendradarbiauja. Tai aš kaip ir baigiau, jeigu kažkokių klausimų turėsite, lauks. Ačiū labai.